Sveiki, šiandien pradedu naują grojaraštį, kurį pavadinau kūrybinu. Ir jis bus visiškai ne apie fotografiją arba susijęs su fotografija tiek, kad man atsitiko tai, kas vadinasi perdegimas. Kai vieną dieną atsikėliau ir supratau, kad nenoriu fotografuoti, kad visiškai nenoriu imti fotoaparato į rankas ir tada nusprendžiau išbandyti kažką naujo. Pirmiausia, porą žodžių apie tai, kaip išvengti to perdegimo arba kaip susigrąžinti tą norą fotografuoti. Yra įvairių būdų, kaip galima pabandyti susigrąžinti tą norą fotografuoti. Vienas iš jų yra eiti fotografuoti su kitais. Tarsi tada tu truputėlį gauni energijos iš bendraminčių ir grįžti į fotografiją. Kitas būdas yra keliauti. Ir tai nebūtinai kažkur tai toli užsieniuose, tiesiog nuvykti į kažkokią tai vietą, kad ir netoli nuo tavęs, kur tu niekada nesi buvęs. Tai visada įkvepia ir norisi, tu pamatai naujų vaizdų ir norisi fotografuoti. Dar vienas būdas yra susipažinti su naujais žmonėmis. Nauji žmonės susiję su naujomis idėjomis, kažkokiom naujomis žiniomis, kartu ir su naujomis vietomis, nauji charakteriai, nauji tipažai. Tai irgi gali suaktyvinti jūsų norą fotografuoti. Ir paskutinis būdas, ką ir aš dariau, išbandyti naujas technikas. Bandyti fotografuoti juostą, bandyti daryti kažkokius fotografinius eksperimentus, fotografuoti, nežinau, išbandyti lomo fotografiją arba fotografuoti polaroidų. Tas labai irgi palaiko norą fotografuoti. Tačiau gali atsitikti taip, kaip man atsitiko, kai prarandi džiaugsmą fotografavimo. Ir tada yra labai gerai išbandyti kažką naujo, visiškai nesusijusio su fotografija. Jūs žinote, šiais laikais labai populiaru ženyti fotografiją su kita kūryba, su piešimu, su video, su muzika ir panašiai. Galima daryti įdomius projektus jau susijusius su fotografija. Žinote, galima piešti ant fotografijos, galima siuvinėti fotografiją, galima daryti judančius paveiksliukus, instaliacijas. Bet kokia kita kūryba užsimti šalia fotografijos yra gerai, kaip ir apskritai kūryboje. Juk žinote, kiek yra daug, tarkim, rašytojų, kurie tapė ir panašiai. Todėl jeigu be fotografijos jūs dar mėgstate piešti, ar kuriate eiles, ar kuriate muziką, tiesiog kuriam laikui galima persimesti į kitą sritį ir vieną dieną jūs tikrai sugrįšite prie fotografijos. O jeigu ne, tai irgi gali taip būti. Galbūt jūs atrasite save kitoj srityje. Galbūt jums ne tik labiau patiks, bet ir labiau seksis. Tai šis grojaraštis tam ir skirtas. Mano kažkokiems kūrybiniams patyrimams naujiems, su kuriais aš pasidalinsiu. Pradėsiu nuo labai paprasto dalyko. Tai tokių keverzionių paišymų. Tai vadinasi doodling. Tai reiškia tokį nesąmoningą piešimą, paišaliojimą. Kaip jūs, pavyzdžiui, mokykloje, klausydami mokytojo, kažką braukite sąsiuvinyje arba, pavyzdžiui, kai kalbant telefonu, kažką savo irgi keverzioji. Tai va iš tų keverzionių galima kažką tai po to sukūrybinti. Tai nuo to ir pradėsim, nes tam nereikia jokių ypatingų įgūdžių. Tai yra smagu daryti. Ir aš parodysiu, kaip aš tai darau. Pagrindinė taisyklė kuriančios piešinukus yra apie nieką negalvoti. Jeigu taip neišeina, galvoti apie kažkokius pašalinius dalykus. Ir tada antrame žingsnėje jau žiūrinti savo keverzionės, kurti kažkokias asociacijas ir kažką paišyti. Pavyzdžiui, paišyti kažkokius gyvūnėlius. Populiarų yra tokie žmogeliukai, monstriukai. Ir štai nuo tokio paišeliojimo galima pereiti prie rimtos kūrybos. Yra daugybė kūrinių, yra labai naudojama dizaine tie piešinukai. Mačiau tikrai ir įpakavimų, ir iliustracijų, ir vyniojimo popieriaus tokio. Ta prasme, tai galima kurti ir pardavinėti. Taigi tie darbai gali būti ir komerciškai patrauklus. Bet šio grojaraščio tikslas nėra kalbėti apie pardavimus. Tam aš padarysiu atskirą grojaraštį. Aš tiesiog kalbėsiu apie naujas savo patirtis. Pasidalinsiu su jumis, gal ir jums bus įdomu išbandyti. Taigi, kaip sakiau, pradedam nuo labai paprasto dalyko, keverzionių, ir parodysiu dabar procesą.
Taigi, keverzionės. Pasiemu popieriaus lapą, ant jo papaišėliosiu, o tada man reikės pasimti švarų popieriaus lapą, uždėti ant viršaus ir nukopijuoti. Tam, kad lapas man nejudėtų, pasimsiu tos statybinės lipnios juostos, kuri lengvai nusiima ir nepažeidžia popieriaus ir šiek tiek pritvirtinsiu. Jinai nusiima lengvai. Truputį, kad popieris nejudėtų. Ir dabar geriau pasimti arba minkštą pieštuką, linija matysis ryškiau, arba kokį nors žymeklį. Va. Ir svarbiausia, kas yra tas keverziojimas, arba tas doodle, apie kurį kalbėjau, ar ne? Tai yra toks nesąmoningas piešimas, kaip sakiau. Tai aš galiu tiesiog braukyti negalvodama nieko. O jeigu man taip nesigauna, tai yra dar tokie būdai, kad aš pasiemu pieštuką už galo ir tada braukiu bet kaip. Štai taip. Arba dar kitas būdas, pasiemu į kairę ranką. Jeigu mano darbinė ranka yra dešinioji, aš pasiemu į kitą ranką ir tada irgi tas piešimas gaunasi toks kitoks. Va. Dabar jau, kai aš prikeverziojau, aš žiūriu į tas dėmes, tarsi žiūrėčiau į debesis. Žinote, kai žiūri į debesis ir ieškai kažkokių vaizdų tose formose debesų. Tai čia aš irgi pasiemu iš eilės kiekvieną tą dėmę ir bandau galvoti, ką man jį primena ir kažką pripiešti. Kažkas nesigauna, tada pieši iš naujo. Čia gal bus tokia linksma kriaušė. Ir po to, kai jau viską nusipiešiu, aš galiu pasimti tą lapą, vėlgi su tuo lipniu popieriumi pritvirtinti prie lango, uždėti ant viršaus kitą lapą ir perpiešti iš švarraštį. Ir tada galiu jau piešti ar plonų pieštuku, ar tuo pačiu žymekliu. Tai va. Bet aš esu nusipirkusi tokią šviečiančią lentą. Kainuoja jį nebrangiai ir yra labai patogu. Aš pajungiu ją prie kompiuterio. Štai čia įsijungiu. Galiu reguliuoti tamsumą, šviesumą jos. Paspaudus laikau šviesėja. Vėl paspaudus laikau tamsėja, tai pasišviesinsiu, nes mano linija plona. Užsidedu vėl kitą popierių. Ir dabar galiu jau švariai perpiešti. Aš jo neklijuosiu, dėl to, kad galbūt, štai aš perpiešiu, tarkim, vieną kažkokį herojų. Tiesa, aš jau šio jau nenupiešiau. Na, tegu tai bus kažkokia žuvis. Ir tarkim, kitas objektas man netelpa. Arba jisai ne vietoj. Tai tuomet aš galiu patraukti tą popierį ir nupiešti jį ten, kur man reikia. Kaip jau sakiau, tą patį aš galiu padaryti, prilipinus prie lango stiklo. Ir taip aš perpiešiu švarraštį ir tada jau galiu spalvoti ir daryti su tuo, ką noriu. Aš parodysiu pagreitintą vaizdą ant planšetės, nes taip man yra paprasčiau nufilmuoti planšetės ekraną.
Tai ką aš dabar darysiu toliau su jais? Išsirinksiu tuos, kurie man patinka. Niekada nebūna taip, kad visi patinka, galbūt vienas patiks ar porą. Aš pasiliksiu gal tą vištą oranžinį ir tą varną geltoną. Monstriukai man šį kartą nelabai patinka. Na ir tada galiu, nežinau, naudoti iliustracijų, kurti atviruką, atsispausdinti lipdukų ir panašiai. Tai šiandien tiek, kitą savaitę kūrybinsim toliau. Iki.